Prieš savaitę pirmosios sezono varžybos susiklostė priešingai nei dabar. Buvo pralaimėta paskutinėmis sekundėmis, o dabar pergalė. Tai jo, iš tikrųjų, ta sėkmė, matai, negali nusisukti kiekvieną kartą nuo mūsų. Tai iš tikrųjų šiandien buvo mūsų pusė. Priešininkai iš tikrųjų labai stiprus, atėjom labiau nusiteikę negu gal praeitą savaitę, nesitikėjom, kad Domantai iš tikrųjų prieš mus pastatys tokį žaidimą. Aišku, sėkmės trūkumas buvo ir nežinau, iš tikrųjų dar nesam susižaidę vėl. Pirmas abiejai ir praeitą savaitę ir šią -18, -16 ir iš tikrųjų yra sunku vėliau. Mes atrodo tokie gaunam antrą kvėpavimą, kai tiek minusų pagaunam, tada suprantam, kad atėjom krepšinį žaisti. O nuo pradžių kažkaip neįsivažiuoju, tai nežinau, abu kartus žaidėm penktadienio vakare, gal dėl to vyrai po darbų ar ką, aš nežinau. Bet tikėkime, viskas įsivažiuos ir kuo toliau, tuo geriau. O kaip pačiam sezono pradžia, kaip pačio asmeninė forma? Labai blogai, iš tikrųjų, kiek metų nepataikau, tikėkime, kad pagerės, iš tikrųjų, vėlai pradėjom pasiruošti sezonui, kitus komandas girdėjom visą vasarą, ten treniraus intensyviai, ruošėsi, o mes iš tikrųjų vėlai pradėjom, bet tikėkime, kai rimčiausios varžybos ateis, įsivažiuosim ir parodėm savo stipriausią formą. Komanda papildė keletas naujų žaidėjų, ar jau apsiprato naujai komandos? Ne, iš tikrųjų vėl mes turim 4 naujus žaidėjus ir trečdalis kiti komandos, daugiau negu vos ne pusė komandos ir yra sunku ir treneris, svarbiausias treneris, jis irgi dar reikia suprasti treneriui irgi, ką mes galim, mums trenerio schema suprasti ir žiūrėti, kas toliau gavs. Pirmosios varžybos ir pralaimėta paskutinėmis sekundėmis, nors iš tiesų visą laiką pirmaudo. Kas nutiko komandai? Neužteko žaidėjų, 2 starto penketuko žaidėjai išsibaudavo, likom jau ant galo žaisti, ką turėjom, tai tiesiog vos datraukiam rungtynės. Gale neįmetėm 4 baudų, tai čia, kaip sakoma, patys ir pralošėm rungtynės. Komandoje matyti daug pasikeitimų, nematyti dalies žaidėjų, nematyti trenerio, gal būtų galima apie tai plačiau? Jo, čia pas mus didelės permainos, bet permainos ne į gerąją pusę. Visų pirma, dėl šeimyninių priežasčių nebetreniruoja šiemet mūsų treneris, taip jau išėjo. Visų antra, mūsų žaidėjas taipogi nebežais, nes paprasčiausiai nusprendė baigti karjerą. Taip pat mūsų centras yra išvykęs iš Anglijos, taip kad irgi jo nebematysim. Dar vienas iš startinio penketo žaidėjas susilaužęs koją. Tai vienu žodžiu praktiškai esam subirėję visiškai, bet sąlyginai, nors ir su ką surinkom, žaidėm, kovojom, netgi rėmėjas buvo pasiruošęs išbėgti bet kurią minutę į aikštę, kad padėti komandai. Taip kad dvasios neprarandame ir žadame kovoti. Ar komanda ketina ieškoti pastiprinimo, gal visą tai daroma? Taip, tuo plačiu norėčiau kreiptis, kas norit ateiti komandai, ypatingai iš aukštesnių žaidėjų, tikrai mielai laukiam į mūsų treniruotės. Manau, mano numeris yra svetainėje, tai kas nori, tegu pasiskambina ir matysim.